Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai gegužės 8 diena. Tai galbūt trečiadienis. Na, bet dabar aš kalbu trečiadienio. Dabar, 2 valanda, ne, 1 valanda nakties. Lietuvoje dar tai yra gegužės 7 diena. Ir ar žinote, kokia diena gegužės 7 diena? 7 diena. Ar žinote, lietuviams tai labai svarbi diena. Tik vakar, gegužės 7 dieną, aš, netikėtai pamačiau vieną pareiškimą X, buvusiame Twittere. Ta pareiškimas buvo Aurelijos Dziko pareiškimas, kuris dabar, jis dabar yra Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Japonijoje, Tokijuje. Ir jis parašė šiame pareiškime, kad prieš 120 metų, tai kada? 1904 metai, 4 metų gegužės 7 diena, buvo panaikintas draudimas lietuviškai spaudai. Iki to laiko buvo draudimas, kaip sakyti, įvesta, nežinau. Iki to laiko lietuviškus leidinius, lotyniškomis raidėmis buvo spausdinti, buvo draudžiama iki to laiko. Aš apie tai nežinojau anksčiau, tik vakar sužinojau apie tą faktą. Aš žinojau, kad kažkada lietuvių kalba buvo draudžiama, bet nežinojau tiksliai, kada buvo draudžiama. Žinojau, kad tai Rusijos imperijoje tada draudžiama, bet tiksliai aš nežinojau, nuo kada iki kada. Aš apie tai nežinojau. Ir dėl jo pareiškimo sužinojau ir pats patikrinau, koks buvo draudimas. Tai po 1863 ir 1864 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžios, tada Rusijos imperijos valdžios įvestas draudimas Europinės imperijos dalies gubernijose spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis. Tai, nežinau, gal ar tarp lietuvių šis įvykis yra žinomas, bet man tai įdomu sužinoti, kad aš žinojau, kad buvo tokie žmonės, kurie mėgindavo saugoti savo kalbą ir nelegaliai spausdavo lietuviškus leidinius, kaip sakyti, paslaptingai, kaip sakyti, aš pamiršau žodžio. Bet suprantate, ką noriu sakyti. Ir nelegaliai, spausdavo lietuviškus leidinius ir tokie žmonės buvo vadinti
ojej. Na, aš tik vakar sužinojau, todėl jau pamiršau žodžio. Knygnešys. Na, vadinami knygnešiais? Taip galima? Jo. Na, knygnešys. Arba knygnešė, nežinau. Jo. Apie tą pavadinimą. Na, tą pavadinimą pirmą kartą vakar sužinojau ir jo, truputį skaičiau apie tai, kai kuriuose puslapiuose internete ir tada, kai įvestas draudimas 1860 metais Vilniaus švietimo apygardos mokyklų valdymo veikla. Vilniuje, visos mokyklose lietuvių kalba buvo draudžiama. Mokymas lietuvių kalba visiškai Vilniaus gubernijoje uždraustas, bet Kaune tik pagrindinėje mokykloje pirmaisiais metais kaip pagalbinę kalbą leista naudoti, bet galbūt po to jau visiems uždrausta. Jo. Bet tai įdomu, kad tai uždrausta visa spauda lietuvių kalba, tik galbūt, lotyniškais rašmenimis buvo uždrausta, bet išskyrus kirilica. Kirilica parašytas maldaknygės ir elementorius buvo leista. Jeigu kirilica, tai kai kuriuose knygose arba elementoriuose buvo leista. Ir spaudos draudimą lydėjo draudimas mokyti kitomis nei rusų kalbomis pradinėse mokyklose. Toks faktas tai žinomas. Net Ukrainoje, Baltarusijoje irgi, tokia taisyklė buvo, kiek žinau. Aš pamenu, kad praėjusiais metais, kai važiavau traukiniu, tada sutikau vieną močiutę. Labai seną močiutę buvo. Sutikau ir ji kalbėjo apie draudimą, ukrainiečių kalbos draudimą. Tai nebuvo Rusijos imperijoje, bet tai kai Ukraina dar buvo Tarybų sąjungoje. Ukrainiečių kalba buvo draudžiama ir mokykloje ji negalėjo kalbėti ukrainiečių kalbą. Ir dėl to, dabar, gerai nemoka šios kalbos. Kai kalbėjau su ją traukinyje, aš kalbėjau, daugiausiai ukrainiečių kalbą, bet ji tik rusų kalba. Bet suprato ukrainiečių kalbą. Todėl, aš truputį žinau rusų kalbą, bet man dabar jau patogiau kalbėti ukrainietiškai, todėl aš tada, kalbėjau ukrainiečių kalbą, bet mes suprastume. Jo, ir ji net tada verkė, nes galbūt jai buvo labai liūdnas laikas Tarybų sąjungoje, kai ukrainiečių kalba buvo
draudžiama. Aš manau, kad todėl tada, kai lietuvių kalba buvo draudžiama Rusijos imperijoje, aš manau, kad lietuviams buvo irgi labai sunkus laikas ir liūdna. Aš taip galiu įsivaizduoti. Jo. Ir ir po to ką? Žinoma, tada gyventojai priešinosi draudimui ir spauda leista užsienyje. Ypač nuo 1865 metų lietuviškos knygos leistos Mažojoje Lietuvoje. 1867 metais Motiejus Valančius sukūrė pirmąją nelegalią knygnešių organizaciją. Bet tai veikia iki tik 1870 metų. Ir XIX amžiaus 8 bei 9 dešimtmečiuose valdžios požiūris į draudimą sušvelnėjo, išleisti keli legalūs leidiniai lotyniškomis raidėmis. Tačiau neleidus leisti periodinių leidinių, pradėta leisti periodinė spauda užsienyje, Aušra Varpas, Lietuviškasis balsas, Gazetė lietuviškai ir taip toliau. Ir per draudimo laikotarpį caro valdžia sulaikė daugiau kaip 3000 žmonių, iš jų nubaudė apie 2000. Tai tikrai daug. Todėl nešti lietuviškus leidinius į tuometinę Rusijos imperiją buvo labai didelė rizika. Ir Wikipedijoje buvo rašoma, kad tada daug žmonių buvo Mažojoje Lietuvoje. Tai ten, kur yra dabar Kaliningradas. Ir tada tuo metu galbūt buvo Vokietijoje. Ir tokie knygnešiai sulaikyti prie tuometinės Vokietijos Rusijos sienos. Caro žandarų buvo mušami, kankinami, o pastebėti ir nesustoja, tai šaudami vietoje. Kaip dabartinė Rusija. Dabartinė Rusija tai tą patį dalyką daro dabar Ukrainoje. Kankina, muša ir šaudo. Ir dėl to daug žmonių žuvo arba į Sibirą tremdavo. Daug žmonės tremdavo į Sibirą, kartais net į Mogiliovo, Smolensko sritis, dabar tai Baltarusijoje arba Rusijos vakarinėje dalyje. Labai sunkus laikas tikrai lietuviams. Bet pasipriešinimas vis augo ir galų gale 1904 metų gegužės 7 dieną draudimas panaikintas.
ir lietuviškai spaudai lotyniškom raidėm pradėta taikyti tokia pat tvarka kaip kitai spaudai, jo. Na, tai buvo, įdomu sužinoti. Tikrai buvo tokia, toks liūdnas reikas. Ir aš manau, kad, nežinau, galbūt Tarybų sąjungoje buvo, galbūt buvo vėl toks sunkumas atėjo, galbūt, kaip Ukrainoje. Ukrainiečių kalba buvo uždrausta, tada lietuvių kalba irgi, galbūt, nežinau, aš apie tai dar neskaičiau, todėl negaliu patvirtinti, bet galbūt taip. Japonams tai sunku spręsti, tokį dalyką, nes mes neturėjome tokios patirties. Laimiai, JAV. Po antrojo pasaulinio karo Japonija okupavo Jungtinės Amerikos valstijos okupavo Japoniją ir nedraudė japonų kalbos, bet buvo diskutuota, ar panaikinti japonų kalbos abecėlės. Žinote, mes turim dabar tris abecėlės ir dėl to truputį sunku išmokti, ne truputį galbūt, labai sunku išmokti japonų kalbą. Ir Amerikos okupančiai norėjo naikinti tas abecėles iš japonų kalbos ir vietoj to naudoti lotyniškas raidės. Bet tokia ta idėja neišsipildė, kaip sakyti. Tokia idėja nebuvo įvesta. Ir iki šiandien mes naudojame tris abecėles, kurios kankina učeniečius, kurie mokosi arba nori mokytis japonų kalbos. Bet tai yra mūsų ypatybė, kaip sakyti, identity. Aš pamiršau to žodžio. Savybė. Yra tokių panašių žodžių ir kiekvieną kartą aš galbūt pamirštu nesavybė. Bet jo, panaši reikšmė galbūt, Tapatybė, identitetas, galbūt tapatybė. Jo, tai yra tapatybė, mūsų tapatybė, japonų kalbos trys abecėlės. Ir be tokių abecėlių japonų kalba negali būti tai japonų kalba. Ir jeigu mes rašome lotyniškomis raidėmis japonų kalbą, tada tikrai būtų sunku skaityti, aš manau, nes kiekvienas žodis gali būti labai ilgas, kaip net aš manau, kad gali būti ilgesnis nei vokiečių kalbos žodžiai. Nes visada japonų kalboje šalia
priebalsio yra balsis. Na, ir kiekviena priebalsis visada lydėja balsį. Dėl to, na, labai susidaro, na, kaip sakyti, darosi, kad na, kiekvienas žodis gali būti ilgas, labai. Todėl lotyniškomis raidėmis tai būtų sunku labai skaityti. Ir džiaugiuosi, kad ta idėja nebuvo įvestas. Jo. Na, ir jo, bet to net patys, na, buvo tokie japonai. Na, patys japonai kažkada galvojo sustoti naudoti japonų kalbą kaip mūsų šalies oficiali kalba, nes, na, japonų kalba tai per sudėtinga, kai kuriems žmonėms, todėl, na, norėjo drausti ir vietoj to įvesti anglų arba prancūzų kalbą. Na, buvo kai kurie japonai, kurie norėjo tam, kad mūsų šalies oficiali kalba būtų prancūzų arba anglų kalba vietoj japonų kalbos. Tada gali būti mums lengviau bendrauti su učeniečiais ir dėl to mes, na, tuo metu tada ta idėja pakilo 20 amžiaus pradžioje ir tuo metu Japonija dar nebuvo išvystyta kaip dabar ir tuo metu norėjo išvystyti savo šalį kaip vakarinės šalis, kaip Amerika, Jungtinė karalystė, Prancūzija ir taip toliau. Bet japonų kalba tai trukdo, nes buvo per sudėtinga ir reikėjo išversti, bet išversti iš japonų kalbos į kitą kalbą tai dar sudėtingiau. Todėl, jo, ir tai tikrai trunka daug laiko. Todėl, na, kai kurie žmonės, kai kurie japonai mano, kad būtų lengviau, jeigu mes kalbam, na, jeigu mūsų oficiali kalba buvo anglų arba prancūzų kalbos. Jo. Bet ta idėja išmesta ir iki šiandien mes turim savo kalbą, japonų kalbą, mūsų tapatybę. Laimei. Jo, tai viskas šiandien. Na, todėl sveikinu su kalbos atgavos, kaip sakyti, aš pamiršau. Tai yra, na, sveikinu su spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!